pavėsiu. Supilstame vyną į indo stiklinius. Pilame nepilną indą, kad nerūktų ir nebėgtų per viršų. Užkišame kamštį, kuriame įstatytas vamzdelis. Kitą vamzdelio galą įkišame į indą su vandeniu. Galima nusipirkti, specialių yra parduotuvėj kamščių. Įstatome paprasčiausią butelį su vandeniu, jis ten burbuliuoja ir nepagauna sultis oro, nes susidarytų CO. Acto rūgštis būtų. Arba galima paprasčiausiai guminę pirštinę užmauti, apsukti siūlus stipriai, bet reikia būtinai su adata pradurti pirštelį arba kelis net, kad nesprogtų oras, kad išeitų. Bet čia nelabai patikimas dalykas, tai geriau jau. Na va, po 4 dienų dėsim vėl cukraus. Vėl cukrų tirpinsim. Kad vyną išpilti, tai reikia jį sukelti aukštai. Ir tada galima su vamzdeliu nupilti. Galima paprasčiausiai palenkti ir taip nupilti į kibirą kokį. Ir cukrų išmaišyti vėl būtinai reikia. Dedama 6 kilus vėl panašiai cukraus. Ir tada prasideda audringas rūgimas buvo, dabar truputį jau gal pamažės. Štai va taip galima sifono pagalba nuleisti, kad nereiktų čia su kortom vargti. Aukštai pakelti indą ir subėga. Ir vėl pripilti nebūtinai, nes putos užkimš angą ir gali pusė vyno išbėgti. Vamzdelio galas metalinis reikalingas, kad kamštyje laikytųsi. Plastelinu užlipini, paputi vieną galą ir kitam gale matosi, ar eina oras ar neina, tada tą galą įkišis butelį su vandeniu. Taip, dabar vėl dar po kelių dienų, po 8 dienų vėl pilam cukrų. Galima dar truputį prapilt, kad prasivėdintų vynas ant indo kraštų. Po 15 dienų jau rūgimas pamažėja. Vynas skaidrėja. Na ir va vėl, kadangi jau labai sunkus indas, aukščiau nepakelsiu, tai pilu per piltuvėlį ir paprasčiausia va butelį nupjauta. Paskui jau po 20-25 dienų reikia tokį padaryti, va, kaip rodau, kad pagalys įsiremti nuosėdas ir vamzdelis ištrauktų vyną skaidrų, o nuosėdas liktų butelyje. Čia aš į 2 butelius pilščiau, tai analogiškai cukraus reikia dėti. Tai va, ir viskas. Dėti rūsį, kad šalčiau būtų išnešt. Nuosėdas nupilt, butelius pripilti iki viršaus. Po metų į sveikatą.